Kalbant apie plaučių uždegimą, taip, mes dažniausiai stebime, jeigu kalbam apie tipinius, tai tiesiog turime ilgą karščiavimą, jisai, negerėja, nesitraukia, kosuliai gilėjantis, stiprėjantis, gali pasidaryti drėgni, atkostymi karkalų ir tų karkalų spalva gali pasidaryti jau nebegraži. Čia vėlgi gali būti sudėtinga išdiferencijuoti, nes neretai žmogus iškosti slogą. Tačiau taip ir prie plaučių uždegimo, sakykime, tos raudonos vėliavėlės galėtų būti padidėjęs kvėpavimo dažnis. Tai, sakykime, ramiai gulintis žmogus, o alsuoja, taip tarsi būtų užlipęs į 4. aukštą. Arba dusulys, vaikam gali būti kriuksėjimas, stenėjimas, papildomų pagalbinių kvėpavimo raumenų darbas. Tai, sakykime, kai pastebim dusulį kažkaip jau prastėjančias tas gyvybinės funkcijas, tada įtariam plaučių uždegimą, nestebint pagerėjimo, ypatingai taikant adekvatų tą simptominį gydymą, nestebint pagerėjimo, tada jau tas įtarimas gali kilti. Anodaktaras.lt